Nu gal su bangalo praėjimas, nežinau. Nu tai gerai, jeigu šitą geriau, tai paliekam šitą primą. Jo, tai va, bėgioja signalas nuo 9 taip iki pliusų ten 20 atrodo. Nu, tai va, nu jo, dabar paimsiu, nufilmuosiu, žinai, gal į YouTube įkelsiu. Tai va, tavo pokalbį. Rūkas, kokie plius 14 laipsnių, rūkas, žinai, toks nedidelis vėjelis, bet taip oras smagus. Nemnulis ten pakudro P, LY3 Felixas aiškina ir jau. Nu, įdomiai, žinok, sviruoja, taip 5,8 ir 5,9 plus 10, bet taip, va, tame tarpe tik tai rodikliai, žinai, tai ten pasislenka, tai per virstą, žinai, tai va tokie dalykai. Nu, pas mus toks švininis dangus, biški, kaip kur matau, jau yra ir prišiukų giedrų, bet labai mažai, iš ryto buvo daugiau, dabar kažkaip užtraukė ir nebėra. Jos, nes ten buvo 14 lauperis, tai įsivaizduot. Jo, Arvidai, kažkas tai ten pas tave ten signalę, brr, tokie, žinai, nu, gal biški kažkokios tai navotkės ar kažkas tai eina, klausau. Aišku, gal per daug smarkiai šneku, arba kažkas tai kurtis nori, prima. Nu jo, kažkas tai, žinai, ten, bet ta moduliacija tokia suprantama, nu, dabar uždėjau visą galingumą, jo, 75 vatus rodam, tai va, ar pasikeitė ten kažkas? Nu, biški virš 9, gal vieną brūkšniuką, bet labai nežymiai, bet čiut pasijautė, bet labai silpnai prima. Tai nieko, vat sumažinau, koks buvo, žinai, pusę to galingumo atsukau, apie 30, tai 50 vatų rodo. Na, akumas didelis, galima naudoti, žiūrėsiu, kada nustips. Tai va, parduotuviai nupirkau patį mažiausią akumą, žinai, mašininį koks buvo, tai 36 amper valandų. Aišku, supratau. Pas man KSV kažko tai prastą labai rodo ant 20.